Labą dieną. Galim interviu? Bičiuliai, dar vienas žmogus, dar vienas automobilis, dar viena istorija. Eime arčiau. Sveiki. Gytis. Artūras. Artūras, sakykit, kokią mašiną atstovaujat? Volkswagen Kafer yra 1957 metų laidos, vokiškas automobilis. Pas mane atsidūręs nuo 2011 metų, buvo restauruojamas 3,5 metų ir dabar jau 1,5 metų mes riedam Lietuvos ir užsienio keliais. Kaip dažnai dalyvaujat štai tokiuose pramoginiuose renginiuose? Praktiškai pernai buvom šičia Biržuose, miesto šventėje ir dalyvaujam, tikrai stengiamės bent jau dalyvauti, kiek leidžia orai ir galimybės tai dalyvauti kitose renginiuose. Kaip dažnai tenka sužinoti, savininkai perka automobilį arba pagal kainą, arba pagal markę, arba pagal istoriją, ar ne? Kaip pirkote jūs? Pajuokausiu, kad automobilis perka savininką turbūt. Kodėl? Turbūt kiekvienas automobilis turi pirkėją ir matomai ir jis įsirenka galbūt tiek aš, tiek jis, istorija ir likimas lemia, kad mes esam kartu dabar. Ar domėjotės šio automobilio istoriją? Kas buvo savininkai, ką jis darė, kur jis buvo, kur važiavo, kiek buvo taisytas? Ar buvo taip? Taip, jisai buvo važinėtas vienos šeimos, tai buvo pagrindinės savininkas turbūt tėvas, tada įsigijęs 57 metais, po to automobilis susirgus jam buvo pastatytas į garažą ir nuo 76 metų automobilis stovėjo saugojamas garaže ir laukė savo dienos, kada išvys vėl dienos šviesą ir galės pasirodyti kaip jau retro stiliaus automobilis. O remontuotas jis, aišku, gal šiek tiek buvo, bet labai nedaug. Detalės buvo visos originalios, niekas buvo nekeista, išskyrus turbūt tokias eksploatuojamas detalės kaip medžiagas, kaip tepalai, gal ir kitos detalės. Taip, pernelyg daug nebuvo įdėta, ar ne? Ne, tikrai nereikėjo padaryti nemažai, nes ir variklis buvo nuo 76 metų neužvestas ir buvo neįpilta tepalų, ten tam tikrų niuansų ir reikėjo remontuoti. Užduosiu šmaikštų klausimą, suktą klausimą. Ar žmona žino, kiek yra įdėta lėšų? Ne, tikrai nežino, tikrai neklausė, nes bijo paklausti, turbūt bijo atsakymo. Ar iš tikrųjų tai yra antroji žmona? Automobilis yra paprastai savininko antroji žmona. Tai yra tiesa? Kai kam sako pirmoji žmona, antroji žmona yra žmona. Kaip yra jums? Kaip yra jums? Nu, man kaip yra, tegul lieka paslaptis. Nuostabu. Ar turite daugiau senovinių automobilių? Retro automobilių? Turim tokių automobilių, galbūt jo retro, bet seni rusiški automobiliai. Turiu, šiuo metu remontuojami yra GAZ-21 Volga antros laidos, 59 metų. Turiu 403 Moskvičių ir stengiuosi jį padaryti techniškai tvarkingą. Jis yra originalus, nedažytas ir netgi ne sėdinės originalios ir taip toliau. Tai bandysim jį parodyti, kaip sakant, viešai visiems. Visame gražume, ar ne? Taip, turiu dar 402 Moskvičių, 407, kurie irgi yra stadijoje, sunkioj stadijoje prisikėlimo, pamatyti dienos šviesą ir parodyti, kad aš automobilis esu tikrai gražus ir jūs Audi, Volkswagenai ir kitokie šiuolaikiški automobiliai nieko neverti esat. Kas paskatino domėjimąsi retro automobiliais? Kodėl būtent retro? Tai turbūt yra šioks toks atsipalaidavimo hobis, kaip kam medžioklė, kaip kam žvejyba, kaip kam baras, patinka garažas ir retro automobilis. Kiek paties rankų yra įdėta į šį automobilį? Na, procentaliai, kiek? Procentaliai rankos, savos. Na, kiek darbo paties savininko yra įdėta į šį automobilį? Nu, čia yra kas pagrindė. Surinktas automobilis, yra salonas sumontuotas, lubos išklijuotos, tai yra mano darbas ir techniškai visi agregatai ir mazgai yra perinkti, ten dažyti, rekonstruoti, remontuoti ir sudėti atgal. Ar galiu užduoti klausimą, jeigu dabar prie jūsų prieitų žmogus ir pasakytų, parduokit man šį automobilį, ką jūs atsakytumėt? Aš turbūt sakyčiau dar ne. Kodėl? Nu, parduoti aš nesiruošiu iš tikrųjų, nes tai nebuvo tikslas piniginė išraiška, ar uždirbti, ar savus atsimti, kaip sako turgaus žmonės, kurie dirba tame.
toje srityje, tai aš taip, kad dar nesiruošiu ir man atrodo, galbūt vaikai panorės ir tęs tą gražią tradiciją, ne? Gražią tradiciją, dalyvauti renginiuose ir rodyti save. Ačiū labai Jums, ačiū už pasakojimą. Ačiū labai. Ar galime prisiliesti prie automobilio? Netgi galima ir paglostyti, ne tik prisiliesti. Dievas mato. Sėkmės tau. Jums taip pat. Ačiū labai. Ačiū.